Labas visoms! Man atrodo, kad aš neužilgo pradėsiu jaustis taip, kaip jausdavausi per pirmus video, kad sėdi prie kameros ir, tai nuo ko čia pradėjus ir kaip čia viską daryti. Taip jau išeina tikrai, kad aš retai pasirodau savo YouTube kanale, bet kai jau pasirodau, taip kad tikrai aš nebijoju, kad pasimtų arbatos, kavos puodelį, nežinau, kas sau labiau patinka ir įsipatogink, nes mes šiandien užtruksim. Nors pasistengsiu aš kaip įmanoma visada greičiau, bet žinant mane, tai be pusės valandos mes neapsisuksim. Taigi, šiandien, kaip jau iš pavadinimo tikrai supratai, mes kalbėsime apie mano pirkinius iš Primarko. Ir taip, aš jaučiu, kad mane yra apėmusi šiokia tokia manija. Aš bandau save paguosti ir save mažiau teisti dėl to, kad aš palieku ganėtinai nemažai ten savo algos dalį, ganėtinai nemažą. Bet, žinot kaip yra, to prasme pateisinki mane šiek tiek. Aš nelabai planuoju grįžti artimiausiu metu į Lietuvą, tai dėl to aš kažkaip stengiuosi pirkti tokius daiktus, kurie mane priverstų jaustis jaukiai ir maloniai savo namuose, nes pripažinkim, žmogus atvažiavęs pusiai metų, kas žino, ar pirk žvakes, ar užvalkalus, ar kažką tokio panašaus, kas jam būtų miela ir gera, nes, kam, realiai, kam leis pinigus ir taip toliau. Tai kadangi aš neplanuoju, tai viskas pas mane turi būti gražu, jauku ir miela. Taigi, aš galvoju, kad mes ilgai nelaukusios pradėkim, nes pirkinių yra nemažai. Priežastis yra, žinot kokia? Ta, kad aš pakeičiau savo kryptį važiavimo į darbą ir namo ir kaip tyčia Primarkas yra pakeliui. Ir taip, buvo viena diena, man atrodo, užvakar, kai aš su kolegė šneku ir visa pervargus tokia ir sakau, ką veikti šiandien, taip norit kažkaip savo praskaidrinti nuotaiką, nežinau, kažką gero nusipirkti, tai gal sako, tai ko tai Primarką nevarai? Žmonės mane pažįsta. Tai va, tai galvoju, mes pradėkime ir yra keletą daiktų, kurių nelabai man išeis taip paimti ir parodyti, tai tiesiog gal aš pabandysiu papasakoti, nors vieną iš tiesų jūs jau dabar tikrai matote, štai yra mano patalynės toks komplektas su flamingais, aš žinokit rimtai, ne pirmą video jums kartoju, bet aš jaučiuos kaip 13, mano kambarys toksai super jaunatviškas ir čia nieko rimto nėra. Ir šiaip šnekant apie gyvenimą, aš visuomet visiems žmonėms sakau, kad kai aš subręsiu, jūs man praneškit, nes grįšiu tą, ką buvau, nes nenoriu aš subręsti. Tai va, šiaip patalynės tas komplektas kainavo, man atrodo, 12 svarų, panašiai kažkas 12-13. Ir žiauriai fainas, tikrai labai fainas, tik aš kiek per didelį nusipirkau, mano kaldra pasirodo truputėlį mažesnė, bet labai fainai, žinokit, apsimuturiuoju ir taip, kaip fainai, taurasme, nežinau, man gyvenimas apskritai pastaruoju metu toksai yra laimingas, nors taip mes susitrinkom šiandien šnekėti apie gyvenimą, bet šiaip, aš visada jums sakau, kad viskas priklauso nuo požiūrio. Į bet kokį dalyką mes galim pasižiūrėti, pavyzdžiui, nežinau, į kokį. Šiandien lyja, va. Aš galėjau eiti į Ričmondo parką, pasimti pietų, pasimti knygą ir pasėdėti tenais ir aš buvau jau suplanavusi tai daryti, bet iš kitos pusės lyja, tai mes galime atsisėsti ir pasikalbėti. Ir visada gyvenime yra 2 sprendimai ir tu pasirinki, kuris labiau tave, kaip pasakyti, pakilėja ir, atsiranda šypsena veide. Taigi, tai mano ta patalynė būtent tokia ir yra, kur apsikloju ir taip, koks fainas gyvenimas, realiai, tiesiog į viską pasižiūriu lengviau ir taip viskas, nežinau, man pasidarė su miela. Ir kas yra fainiausiai, yra iš 2 pusių. Aš nežinau, kiek jūs matot, bet ten yra gale juodos pagalbės, irgi su flamingais, bet realiai iš kitos pusės jos yra lygiai tokios pačios baltos kaip ir visa antklodė ir apvirtus antklodė, taip pat ji yra juoda. Tai žodžiu, pasirinkti nuo nuotaikos, galbūt tu dieną pietų miegučio eini pamiegoti su baltu viršumi, naktį apsikloju juodu, žodžiu, šiaip man tokie dalykai patinka. Antras dalykas yra, kurio aš jums neparodysiu, nes realiai aš tik ką išskalbiau ir tai bus ganėtinai keista, bet aš, žodžiu, neteiskit manęs, ačiū. Taigi, žinot kaip yra, kai tu ieškai, pavyzdžiui, vestuvinės suknelės, išleistuvių suknelės ir įrašyk tu tą nelemtą žodį ir kaina bus 5 kartus didesnė. Ir buvo taip, kad aš labai norėjau ilgų marškinių, bet man niekaip nesisekė rasti už pakankamai prieinamą kainą, nes tiesiog neišėjo. Atsiprašau labai. Tai nuėjau aš Primarkę šiaip pasižiūrėti naktinių
ir pamačiau ilgus marškinius. Nu, galvoju, nu, kokie jie faini. Nu, ir neatrodo kaip naktiniai. Užsidėjau, galvoju, nu, čia prie juodos odinės striukės, prie sportbačių nužiūrėtųsi visai nieko. O galbūt, jeigu priderinčiau prie gražių balerinukių, užsidėčiau dirželį, tai atrodytų dar kitaip, užsidėčiau dar tokią rankinę. Nu, žodžiu, aišku, kad aš nusipirkau tos naktinius, jie kainavo 10 svarų. Ir šiaip smagu, tikrai smagus jausmas eiti mieste su naktiniais, kas galbūt Primarke dirbo, tas ir žino, kad aš vaikštų su naktiniais, bet kiti žmonės negalėtų to pasakyti. Ir šiaip, žodžiu, tikrai labai fainai ir medžiaga ir visa kita, tai neturiu net ko nusiskūsti. O dabar keliaukime mes prie pirkinių ir aš galvoju, nu, aš idiotiškai jaučiuosi, kai aš rodau apatinius. Nu, tikrai, ta prasme. Bet tiek to aš paros, nes žiauriai gražus. Nu, taip va, tai žodžiu, nu gerai, čia gal tų apatinių nerodysiu, nes, nu, čia nesąmonė. Bet liemenėlės galiu parodyti. Žodžiu, aš visiškai esu pametus galvą dėl nėrinių ir man tai yra, aš nežinau, tiesiog, man tai yra taip moteriška, galbūt šiek tiek seksualu. Ir šiaip, kai tu vilki tas, kas tave priverčia maloniai jaustis, nu kažkaip net ir, nežinau, eini labiau pakilėta, tokia labiau savim pasitikė, nors realiai ten niekas nemato, kas slypi po tavo marškinėliais. Nu tai žodžiu, nu bet gerai. Tiek to aš parodysiu. Tai va, yra tokie labai faini ir su labai tvirtu užsegimu iš nugarėlės, čia yra viso 5 segtukai. Tai realiai aš galvoju, vieną dieną galbūt aš ten turiu keletą ar palaidinių ar suknelių, kur nenoriu kažlikutės matytųsi, nusiemi, bet visas šitas reikalas, jis tave tiesiog prilaiko. Ir, nu, dėl tų 5 sagučių ir realiai gali eiti ir atrodyti gerai. Ir tos išlikutės nelenda ir tavęs visiškai neerzina. Tai mokėjau šitą gražuolį ir ten apatiniai dar buvo komplekte, tai 5 svarus. Tada turiu dar vieną, bet čia jau nusipirkau vien dėl to, kad mane paveikė visą socialinę mediją. Ir aš tiesiog norėjau nusipirkti, nes man tai atrodė labai gražu, pasimatavus, nu galvoju, nu gal tikrai visai gražu. Nu žodžiu, nusipirkau, aš jums parodysiu to į sekundę. Vadinamąją, aš bent jeigu nesuklysiu, tai yra broletė. Taip, Dieve, padėkit man kas nors. Žodžiu, kur nėra jokių vėlučių, jokių užsegimų, nieko, tokia, nu, tokia, aš nežinau, provansų net kvepia, kai tokius užsidedi lengvus naktinius ir tokia visa kavos puodelį. Nu, žodžiu, man tokius laikus primena ir aš galvoju, nu, labai graži ir tikrai aš manau, kad su mielu noru sunešios. Tai kainavo viso 4 svarai. Tada, kas be ko, kol nepamiršau, tai yra mano megztinis. Aš labai ilgai ieškojau pilko megztinio, bet man nesisekė rasti, nes ten, nežinau, kažkaip ne mano figūrai pritaikyti. Ir galbūt jūs žinot, kurios ilgai su manimi yra, kad aš iš ginto labai dažnai imdavau megztinius, nes man jie tikdavo, aš nežinau kodėl, galbūt aš mėgstu aptemptus džinsus, tai reiškia, viršus man turi būti toks laisvesnis ir patogesnis. Tai vakar praėjau visą Primarką, nu žodžiu, šiandien dar yra visokių istorijų apie vakar Primarką, bet nesmė. Žodžiu, praėjau visą Primarką, išsimatavau visus moteriškus pilkus megztinius ir taip, nu, nelabai. Ir nuėjau vyrų skyrių. Ir radau megztinį. Va šitą megztinį, kurį dabar esu apsirengusi, jis nelabai matysis, bet jis yra S dydžio, galėjau šį XS imti, nes, nu, žodžiu, bet labai toks laisvas, mielas ir labai maloni medžiaga. Tai džiaugiuosi savo pirkiniu ir tikrai kitą kartą, jeigu norės kažkokio panašaus stiliaus megztinio, tai kodėl nepirkus iš vyrų skyriaus? Niekas tau per galvą neduos ir nesakys, ko čia vaikščiu su vyrišku megztiniu, nes niekas negalės to pasakyti. Šiandien tokių gerų patarimų duodu. Žmonė vaikščiot su vyriškais megztiniais, su naktiniais, žiūrėsim, kas bus toliau. Aš dažnai, žinot, kai su jumis kalbuosi, ypatingai video metu, aš jaučiu, žinot, tokią nemalonų prieskonį, nes sulaukiu aš tų komentarų ir jie mane taip erzina, kur, nu žodžiu, aš visai ką sakau žmonėm, kad jeigu nepatinka, nežiūrėkit, jeigu nepatinka, nedarykit. Tai va, tai dabar aš kažkaip vis stengiuosi save priversti sakyti tai, ką aš tikrai noriu pasakyti, o ne tai, kad save apsiginti ir galbūt to ar ano nesakyti. Žodžiu, pašnekėkime apie mano figūrą šiek tiek. Tai yra, kad aš visą gyvenimą labai turiu didelių problemų, ta prasme, aš pati su savim turiu problemų, kad aš negaliu nustot valgyti, bet į Londoną atvykus kažkas pasikeitė ir aš tiesiog, mano dieta yra tokia, kad rytais valgau, o Dieve, tik duokit pyragų, sumuštinių, visko angliavandenių, riebalų, duokit Patricijai.
ir vakarė nieko nebevalgau, nes po darbo aš grįžtu ten apie 8, pusę 8, tai tinkiu aš prie tos orkaitės stovėti ir ten virti ryžius, kepti vištieną, tada dar kažką, tai tiesiog nevalgau. Ir išeina taip, kad, šiek tiek numečiau. Aišku, iki mano ten tobulos figūros man dar yra pakankamai toli ir tikrai reikia pasportuoti, bet aš vakar žinojau, kad, nesveikai, tikrai apsidžiaugiau kaip pirmą. Įtilpau į 38 dydį ir antrą į baltus džinsus. Juoda, mes žinom visi, kad plonina, o balta šiek tiek gali paplatinti. Ir aš niekada nežiūrėjau baltus džinsus, nes žinau, kad, Patricija, netauja. Nesimatuok, nes atrodysi vis tiek stora. Ir aš vakar pasimatavau baltus džinsus, manydama, kad jie kainuos tik 6 svarus. Tiesa, šitas megztinis 9 svarų, pamiršau pasakyti. Tai va, tai ir kažkaip užsidėjau šitos baltus džinsus ir, Patricija, atrodai neblogai. Ir taip, gerai. Ir prie kasos man pasakė, kad 12 svarų. Ir aš taip stoviu. O žinot, kaip būna, įsimyli kažkokį daiktą ir jau tu galvoji 100 derinių, prie ko derins, net ir prie šito pilko megztinio, kad labai labai gražiai atrodys. Ir tada taip, 12 vietoj 6 ir taip, gerai dėkit, tiek to įmu. Tai va, ir aš žinau, kad tikrai labai labai džiaugiuosi, nes šiaip atsibodo man tas oras toksai, žinot, kaip pirmą mėnesį aš jums pasakau, kad čia labai labai saulė šviečia, kad jau nebeturiu ką rengtis, visas sukneles išnešiau ir taip toliau. Tai dabar aš pavargau nuo džinsų. Tai pradėjau vaikščioti su odinėm kelnėm į darbą, nes tiesiog atsibodo tie patys deriniai. O dabar turėsiu ir baltus džinsus, kurios galėsiu derinti prie mielų megztinių, prie marškinių, prie bet ko. Ir aš jau laukiu, žinot, kaip būna, nusipirki daiktą ir, pavyzdžiui, buvo su tais naktiniais, laukiau 2 savaitės, kad aš galėsiu juos užsidėti, nes saulės kaip nebuvo, taip nebuvo ir buvo šalta ir aš žiauriai džiaugiausi, kad galėjau užsidėti galų gale. Tai dabar aš žiūrėsiu tikrai, kokie bus rytoj orai ir aš tikiuosi, kad bus šalta ir galėsiu eiti su savo baltais džinsais. Šiaip, žinokit, nieko ypatingo tenais, kažkokių specialių tenais efektų nėra, jie tiesiog paprasti tokie balti džinsai, be jokių iškarpimų ar kažko, skinny siuvimas, ar kaip pasakyti. Ir jo, kainavo 12 svarų. Bet aš tikrai labai labai džiaugiuosi, tikrai labai labai džiaugiuosi. Ir žinokit, galvoju, išsiskalbsiu šiandien šitą megztinį ir eisiu šitaip apsirinkusi. Ir su tuo baltu gražiu liemenu kaip apačiu. Tai va, tada pasikalbėkim toliau. O Dieve, mes šiandien tikrai ilgai išnekėsime, bet žodžiu. Aš turiu maždaug 3 spalvas, kurios aš labai 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 mėgstu ir 2 iš jų yra juoda ir antroji yra pilka. Trečioji tokia varijuoja, bet tai yra maždaug šviesiai žydra, man labai labai patinka. Ir aš kaip ir sakiau, ilgai aš ieškau to tinkančio man ir patinkančio pilko megztinio. Ir į Londoną atvažiavus aš supaprastėjau. Jeigu aš anksčiau buvo tokia visa nagučiai, lūpytės padažytas, aukštakulniai, tai dabar duokit man tik sportbačius ir vaikas bus laimingas. Ir kažkaip atsiranda mano spintoje drabužiai, kurie jau yra patogesni, šiltesni, malonesni nešioti, o ne tai, kad eini ir galvoji, ar jisai taip turi, kaip jis, žinot, būna užsidėti daiktą ir tu negali jo pajudinti, nes tai kitaip atrodys, sugadins visą vaizdą. Tai va, tai aš daugiau nuo šitų nesąmonių pavargau, galų gale 25 metai ant nosies, tai jau biškai supaprastėjau. Tai va, nusipirkau bliuzoną. Jūs nieko ten nematot, aš galvoju, bet realiai pilkas paprastas bliuzonas su iš vidaus pašiltinimu. Dydis pas mane 38, nes biškai dar valgau. Tai va, ir žodžiu, sumokėjau kiek 5 svarus. Paprasčiausias, normaliausias, prie džinsų, prie net baltų kelnių, man ko puikiausiai tiks. Tai žodžiu, šiaip labai, labai, labai džiaugiuosi. Ir ką, žinokit, manau, turiu 2 dalykus parodyti tuoj. Leiskit man pasimti. Batai, nes po to keliausim prie namų, tai kam bus neįdomu, tai galėsite tiesiog mane išjungti. Tai va, aš visiškai pamečiau galvą dėl sportbačių. Tikrai, mano visi draugai žino, kad Patricija, sportbačiai, nuo kada tu sportbačius nešioji. Tai va, bet atradus tą patį Primarką ir atradus kainas. Ir trečias dalykas, Primarkas, bent man sekasi tikrai. Kiek batų nusipirkau, jie visi yra atsparus lietui. Ta prasme, neperšlampa iki to, žinot, kur eini ir jau šlep. Tai va, tai nusipirkau, jie biškiau nešvarus, bet tokius paprasčiausius sportbačius už 6 svarus. Tada! Ir jie puikiausiai tinka prie suknelių, prie džinsų, prie visko ir patogus. Ir jokių tikrai nei vieno nusiskundimo neturiu.
Ir antri, kurie buvo, žinot, kai būna pamatai įsimylio, po to galvoju, blemba, bet prie ko aš nešiosiu, prie ko reikės suderinti. Bet atrandu ypatingai prie odinių kelių. Tokie mano juodi sportbačiai. Su tokiam nesąmoningom širdutėm, gėlytėm, kažkuo, bet žiauriai patogus vaikštyti, kaip ant debesėlių. Labai patinka ir įsimylėjau tokie ale odiniai ir tikrai puikiausiai draugauja su lietumi. Ir man atrodo, sakiau, ar ne, bet 12 svarų. Tada bus dar keletą dalykų, man atrodo, apie pašnekėti apie grožį, bet šiaip apie namus dabar iš tiesų pasikalbėsim. Tai pradėkim nuo elementariausių dalyko, tai yra rankšluostis, nieko čia ypatingo, ilgai mes laiko neužtruksim, kainavo 4 svarai. Rankšluostis kaip rankšluostis. Šiaip dar šnekant apie rankšluosčius ir ką aš planuoju ateityje nusipirkti būtinai, tai yra, Primarkas siūlo 2 rūšis, tai yra viena paprastesnė tokia jau, kad naudok ir laimingai. Ir kita Primark Home, tokia luxury, kaip tarti vėl prie manęs, kas aš prisikabins. Žodžiu, tokia prabangesnė linija, kur visiškai skiriasi medžiaga. Ji tokia minkšta, ji tokia maloni priliesti. Ir aš galvoju, tiek to, kitą kartą aš geriau truputėlį daugiau sumokėsiu, man atrodo, vietoj. Jeigu už tą mokėjau rankšluostį 4, tai kitas iš tos linijos kainuotų jau 7. Bet medžiagos malonumas. Aš nusipirkau 3 tokius, pas mane dabar 2, nes vienas jau kabo. Rankšluostukus veidui nusišluosit. Paprasčiausiai, tokie rožiniai. Nieko lyg ir ypatingo, bet ta medžiaga. Tiesiog, žinot, po maudynių paėminu sausinį veidą ir taip... kaip kel. Labai faini tokie. Ir mokėjau už juos galbūt apie 3,50. Kažkas tokio. Ne tragedija. Tada yra keletas dalykų. Aš, kaip pasakyti, jau ir pradžioje video sakiau, kad labai noriu, jog mano šitas paprastutis kambariukas ir būtų tiesiog kur gera grįžti namo ir tu jautiesi maloniai ir tau yra jauku. Tai dėl to aš perku detalės, visokias interjero detalės. Ir šiaip iš tiesų šeimininkas buvo nesiniai atvažiavęs, užėjo pas mane į kambarį. O, sako, Patricija, ką tu gero padarei šito kambario, sako, vau. Tai, žodžiu, moteriškų detalių pamėti ir, žodžiu, viskas bus gerai. Tai va, nusipirkau štai tokius remelius. Čia yra stiklas ir realiai, paprasčiausi remeliai, ar ne? Ir jeigu jūs ieškot idėjų namams, aš tikiuosi labai jūsų neblizgina. Tai realiai nusipirkat remelius, ne? Įsidedat gražų, va, kaip čia marmuras, ale, tai galite įsidėti gražų kokią nors atsispausdintų, nežinau, raštą ir susiklijuojat tokias 2 juosteles, gniptukai ir viskas turit, va, kur pasikabinti nuotraukų. Ir tokio dydžio kvadratukai, aš manau, tiktų labiausiai Instagramo nuotraukoms, tai aš galvoju, reikės atsispausdinti kurią dieną, kurios man labiausiai yra mieliausias ir daugiausiai reiškiančias ir susikabinti. Aišku, kad rink 4 bus be galo sunku, bet kaip nors. Tai šiaip labai faini, man šita spalva, vien tokia rose gold, tai yra man pati mėgstamiausia spalva. Čia ta 3, 4. Tai va, ir šiaip džiaugiuosi šio pirkiniu, po kol kas dar kol nuotraukų neatsispausdinau, tai tenkinuosi Primarko kažkokiais paveikslėliais ir tiek. Čia šiaip galime ir pasikabinti, radu tokie vinukai, bet aš pasistačiau ant lentynos ir man viskas kuo puikiausiai tinka. Pasižiūrėjau, kiek laiko kalbu, ar ne per daug ir ar dar nereikia iš naujo pradėti filmuoti, nes dar tik 18 minučių, tai galim kalbėti toliau. Tada aš labai šiaip, aš tokia... Jeigu reikėtų pašnekėti realiai apie mano tokius savybės, tai aš labiau esu šių laikų žmogus nei praeities. Pavyzdžiui, vieni žmonės mėgsta retro, istorinius dalykus, o man yra šie laikai, ateitis ar kažkas tokio, man yra, wow, aš tiesiog ir namuose noriu turėti detalių ir, pavyzdžiui, jeigu renkuosi kokį muziejų, tai būtinai eisiu ten, kur yra daug naujų dalykų, žodžiu. Tai va, taip mano namuose atsirado štai toks paveikslas, kad šiandien yra gera diena. Žiauriai paprastas, toksai ant drobės, man atrodo. Ir spalvotas, nieko lyg ir ypatingo, bet, fainai, žiūris ten pas mane pasikabinus. Ir kiek Primarkas man neapdovanojo tik tais 4 svarais. Šiaip žiauriai, fainai. Daugiau ką jums pasakyti. Paveiksliukas, gražus, mielas ir jaukus. Tada, palaukit, visą maišą pasimsiu. Žodžiu, pradėsim mes kalbėtis dar apie... jau ten galėsim trumpiau pašnekėti. Gal šiandien tiek ilgai ir neužtruksim.
Su metams bėgant, aš iš tos, kaip ir jums ir sakiau prieš tai, fyfačkos, tampu kažkokiu mielu, mažu meškučiu, kuriam reikia šilumos, pledukų, arbatos, kakavos, karšto šokolado ir kojinių. Buvau Lietuvoje ir mano draugė namuose vaikščio su vilnoniam kojiniam, sakau, Elena, jeigu tu galėsi, perduok močiutei, kad ir man kalėdom numekstų. Ai, Patria, palauk! Ir atbėgai, man su kojinių pora ir su pirštinių pora. O Dieve, tai yra pats nešiamiausias dalykas namuose. Ir Elena, jeigu tu žiūri, aš tikiuosi, kad tu žiūri labai ačiū, nes tu jaučiuosi tikrai žiauriai jaukiai ir labai maloniai. Bet kadangi būna ir skalbimo dienų reikia dar kojinių, tai paėmiau vakar iš Primarko tokias paprasčiausias kojines už 2 svarus. Galim iš tiesų išsipakuoti, nes aš pati nelabai dar žiūrėjau, kaip čia viskas atrodo. Išplėšiam visas tas nereikalingas nesąmonės ir pasižiūrėsim, kas čia gero. Paprasčiausias, mielas, bet tokias minkštas kojinytės ir svarbiausia baltos. Aš žmogus mėgstu baltą. Kiek mes spalvų šiandien turim? 5. Ne? Jo, 5. Tai man labai aš mėgstu tokias baltas, nes jos man asocijuojasi su švara, su jaukumu, su tokiu rudens vakaru ir židiniu. Tai va, tada, tarp kitko, labai mėgstu nešioti auskarus, bet darbe negalima nešioti auskarų ir negalima lakuoti nagų, tai šiandien irgi džiaugiuosi raudonos spalva. Ir kažkaip, vis tiek į darbą aš užsivedu, darbę išsiemu ir aišku, aš pametu tuos auskarus kažkur per dieną. Tai va, tai dėl to nusipirkau pigius auskarus iš Primarko, tokį rinkinuką. Taip pat šitie auskarai irgi yra iš šio rinkinuko, kainavo, kaip mato, 2 svarus. Ir yra visokiausių tokių mažiukų detalių, bet aš ir nemėgstu tų kabančių kažkokių grandiozinių, nes mano ausis tiesiog nėra tam patvarios. 9 poros, kurios man kuo puikiausiai tiks. Ir kiekviena iš jų realiai, žinot, kai būna rinkinių, kur tai, ta prasme, jo 5 faini, 10 ne. Tai čia 9 faini ir viskas eis gerai. Ir jeigu pamesiu, aš tikrai neverksiu. Kada nors tada nusipirksiu kitą. O tada yra sunkioji artilerija. Dar tiesa, paskutinis daiktas, šnekant apie drabužius, tai tokia, žinot, kojinytės, kur būna į batus užsidėti, kad, kaip pasakyti, aš nemėgstu, kai kyšo tos kojinės iš tavo batų, tai va tokios pėdutės labai kažkaip, manau, kad turėtų puikiausiai sueiti ir kainavo 3,50. O tada keliaukime prie paskutiniosios dalies, tai yra tai, kas padarytų visų jūsų namus jaukius. Gerai sulinksniavau. Tai yra žvakės. Aš Lietuvoje labai mėgau žvakės, bet nepasakyčiau, kad aš jas labai dažnai tenais deginau. Bet čia, kiekvieną vakarą po darbo, viską išsidegioju ir aš esu labai laiminga, kad mano šeimininkas yra geras žmogus ir leidžia man deginti žvakės. Tai dėl to pas mane jos ganėtinai dažnai atsinaujina. Ir pavyzdžiui, yra vienas, kurias pabaigiau, tai yra tiesiog laukinė orchidėja ir medus, tokia metalinė mindelė ir kadangi čia matot, nežinau ar matot, bet yra toksai įlinkimas, tai vietoj 3,50 mokėjau 1. Tikrai nėra nieko gėdingo knistis toje dėžėje, kur viskas yra nukainota, nes gali rasti visai gerų dalykų. Koks man skirtumas, koks tas dangtelis, giniai dangtelis susirinkom pasižiūrėti, o žvakės padeginti. Ir aš jau čia sudėjau kitas žvakės, nes jau šitą pasibaigė, bet norėjau kažkur tiesiog nedėti ant gryno medžio ar panašiai. Tai galvoju, žinot ką, išsiskaptuosiu aš tą vidų, nes aš žmogus taupus. Tai va, ir susidėsiu, išskaptavusi visą tą vašką, kad ir va tos padėlius. Ir visai fainai tikrai turėtų žiūrėtis man ant mano tokio kosmetinio stalelio, tiesiog toksai indelis, net ir dangtelis nėra svarbus. Toksai, sakyčiau. Žodžiu, man tai patiko. Tada nusipirkau dar vieną žvakę, kuri čia buvo visiškai moteriška, tokia, idiotiškai moteriška, niekas nesupykit. Bet aš pirkau šitą žvakę vien dėl įpakavimo. Man tai patiko spalvų deriniai ir kvapas toksai buvo, tai 50/50. Fainas, bet toks, galėtų būti biškai geresnis. Tai va. Bet toksai galbūt labiau vyriškesnis, o nors dabar kuo labiau odžiu. Nes nedarykit nieko, aš filmuoju. Iš kur čia tokie garsai? Tuoj palaukit, uždarysiu visus langus, nes čia jie man triukšmaus. Aišku, triukšmas 100% niekur nedings, tai aš pasistengsiu biškai garsiau kalbėti. Kažką jie čia per lietų žolę pjauna. Ok, tai va, tai nusipirkau šitą žvakę ir žinokit dabar, kuo toliau uostau, gal ir
Gal ir fainas kvapas, 7 iš 10, gerai aš to. Tai va, kai mes baigsime už tą filmuoti video, tai aš tada eisiu viską vėl susidėgioti ir džiaugsiu savo jaukiais namais. Ir kas svarbiausia, žvakės tikrai gerai kvepia. Kaip aš ne vieną kartą sakiau apie žvakės, kuomet esam kalbėjusios, tai yra, pavyzdžiui, tos Ambipure žvakės, ar ne, jos žiauriai skaniai kvepia, žiauriai. Bet, jų man taip gerklę skauda. Aš nežinau, kas nutinka, bet čia toksai užsismaugia, tai aš taip kažkaip jas tekdavau rečiau deginti ir tiesiog ją pastatai ir jis tiek kvepia. Tai žodžiu, o šitos normaliai nėra to, kad erzintų, nėra toks, kad tave dusintų ir nėra toks, kad visas kambarys dabar kvepia. Tokios natos jaučiasi ir man tas labai patinka. Tai šita žvakė kainavo 3 svarus. Tada dar turiu vieną tokį rinkinį, vieną jau sunaudojau, buvo Pink Lemonade, tai kvepėjo greipfrutais ir dar kažkuo saldžiu, nežinau, labai skaniai. Tai tokios arbatinės žvakės. Už svarą jų čia kiek yra? Kiek jūsų yra? Nežinau. Žodžiu, yra už 1 svarą, bet irgi kažkada mes šnekėjom su jumis apie pirkinius, pačius pirmus, man atrodo, Londone. Tai aš nuvažiavau į Asdą ir už panašų rinkinį kiekį aš mokėjau irgi svarą, bet jos ilgiau degė, žymiai ilgiau. O šitas uždegė ir tai po valandos rašo 3,5 valandos degs. Bet kažkaip pasižiūrė, taip, ką reik naujas traukti. Tai kažkaip per savaitę su trupučiu, gal 2 savaitės naudojau visą tokį rinkinį, nors nedeginu aš taip dažnai. Tai dabar atsargiai nusipirkau kažkokį gintaro ir medaus derinį. Ir paskutinė žvakės ir jau viskas, žinokit, šiandienai bus. Nusipirkau štai tokias stiklinėse indeliuose ir aš negaliu, kodėl aš esu tas žmogus, kuriam reikia viską pernaudoti, kaip pasakyti, jeigu yra stiklinės gražios įpakavimai, tai aš tikrai paliksiu, išskaptuosiu vėl vidų ir naudosiu kaip žvakidės toms arbatinėms žvakutėms. Gera idėja, ne? Tai va, nusipirkau taip pat gintaro ir, nežinau, kaip pasakyti, Amberwood. Padėkit man kas nors. Ir medaus, tai kainavo šitą 2 svarai, šitą taip pat 2 svarai, tik čia kvepia jau mandarinais, verbena ir laimu. Ir abi dvi kvepia žiauriai skaniai. Šitas gal labiau tokį vyriško aromatą turi ir vakar jau pradėjau deginti ir jau gero namuose. Tai va, žinokit, tokie buvo mano pirkiniai. Aš žinau, kad atrodau kaip visiška tokia pinigai tik tais eina, bet tai yra pradžia ir tai yra normalu iš savo namų daryti kažką gražaus ir jaukaus ir tiesiog palepinti save. Palaukti, dar mano gimtadienis rugpjūčio 18 ir aš jau taupau pinigus, nes aš žinau, ką aš noriu savo padovanoti ir manau, kad aš nenoriu jo švęsti, aš nekenčiu gimtadienių, bet kiekvienais metais aš sau leidžiu kažką nusipirkti geresnio, įdomesnio ir šiek tiek save palepinti. Tai galbūt dar bus vienas apsipirkimų video. O šiaip, kol nepabaigiau, mes jau prie pabaigos. Būtinai parašykit komentaruose, apie ką norit pasikalbėti, nes aš, man atrodo, tik ir kalbėsiu apie makiažus. Makiažų aš nelabai noriu daryti, aš jau sakiau kodėl, nes nieko realiai aš naujo neišmokau, nieko aš nesugalvoju. Ir va toks mano makiažas vos nėra kasdienis, na, ta prasme, nieko ypatingo. Ir ką daugiau, galima apie gyvenimą pasišnekėti, aš visada su mielu nors su jumis pašnekėsiu, pasidalinsiu savo kažkokiam nesąmonėm ar kažkokiais įvykiais, nors jie dažniausiai nugula Weekly Patricija, tai kas skaitote, labai džiaugiuosi. Tai ką, turbūt noriu kaip visada jums padėkoti už dėmesį, ačiū, kad buvote su manimi, kad esate ir būsite ateityje, čia kaip visada tokia maža malda prieš pabaigą ir viskas, linkiu, kad jūsų dienos būtų saulėtas, gražios ir būtinai su gera nuotaika ir kad man spindėtumėt ir būtumėt laimingos. Ir sakau, iki pasimatymo kitą kartą. Iki visoms.